Va. Va. Va, Marijampolės jaunimai. Mokinkitės iš laidos 1092 metų. Va, aš rašau Lietuvos jaunimui šiuolaikiniam. Mokinkitės iš laidų 1092 metų laidos. Mokinkitės. Iš šios laidos reikia mokintis. Iš šios laidos galima pamokintis. Man 50 metų. Vyručiai. Sveiki, čia Radio Centro žinios, aš Kęstutis Ibenskas. Biudžeto projektą, kurį praėjusią savaitę aptarė valdančiosios koalicijos taryba, valdančiųjų partijų frakcijų nariai, Finansų ministerija šiandien teikia svarstyti vyriausybei. Premjerė ir finansų ministras vakar pranešė, kad gynybai kitų metų biudžete bus siūloma skirti 5,38% bendrojo vidaus produkto arba beveik 4 milijardus 800 milijonų eurų. Numatoma, kad senatvės pensijos kitais metais augs apie 12%, minimali alga iki 1153 eurų popieryje, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Prognozuojama, kad vidutinė senatvės pensija bus 750 eurų, tai yra 80 eurų didesnė nei šiemet, o turint būtinąjį stažą 810 eurų arba 90 eurų daugiau. Kitų metų valstybės biudžeto projektą vyriausybė Seimui turi pateikti vėliausiai iki rytojaus. Visų mirusių įkaitų, kurios galėjo pasiekti palaikus, islamistų grupuotė Hamas tvirtina perdavusi Izraeliui. Tai Hamas pareiškė po to, kai vakar vakarą perdavė dar 2 žmonių kūnus, iki tol palestiniečių grupuotė jau buvo grąžinusi 7 iš 28 mirusių įkaitų palaikus ir 8 kūną, kuris pasak Izraelio nebuvo buvusio įkaito. Pravežti pergalės iš Vokietijos Vilniaus Rytui nepavyko. Čempionų lygos antro turo rungtynėse vilniečiai nesilaikė prieš Heidelbergo ekipą 83-92. Kitas turnyro rungtynės Ryto žais trečiadienį namie su Patro Prometėjas ekipa. Graikijos klubas vakar Varšuvoje palaužė Legiją 68-64 ir surinkęs 2 pergalės iš 2 yra vienvaldis A grupės lyderis. Rytas turi 1 pergalę ir rikiuojasi 3. Debesuota bus šiandien. Lietus prognozuojamas daug kur. Va, Lietuvos jaunimai. Va, man 50 metų. Visi mato, kad aš vaikštau su diržu odiniu iš Mongolijos. Mat, iš Mongolijos odinis diržas. Čia tikras diržas. Mongolai daro. Nu, aišku, iš ko mongolai daro diržai. Tai va, čia mano diržas, ant kurio aš nešioju o tokią indą. Vienas vaikinas, ten iš Digučio, kuris su manim geria alų, žino, kad šitoj kolbai yra tik tai paprasta tokia Himalajų druska. Mano mergaitės žino, kad čia yra medžiaga, iš kurios burlaiviams siūlo, išverskите iš rusų lietuviškai. Это ткань, из которой парусникам шьют паруса. Yra toks burlaivis Kruzenšternas. Jisai kartais užeina į Klaipėdą. Tai mano dėdė gimtasis iš Kronštato buvo bocmanas ant šito burlaivio. Ir va šitą medžiagą iš burlaivio Kruzenštern. Tik tai ten daug jų reikia, ten dirbtuvė Kronštate šitam burlaivį. O čia, parašutininkai žino, kas čia per daiktas.
Tai va, mano diržas. Aš šiandien nuėjau į tualetą. Aš šiandien iš ryto, iš vakaro. Nu, su kuo galima, šitas diržas pasirodo man, nu, čia skylės, va matote, skylės yra, bet jų man diržas mongolai padaro ilgą diržą gerą, bet mongolai padaro, aišku, mongolų komplekcija. Bet man šitą mongolų komplekciją biškį per didelė, per storą. Ir man vakar pasirodo, kad man šitas diržas per laisvai vaikšto. Ir aš, nu, su kuo galima padaryti naujas skylės šitiem diržui. Aš vakar sudrėlę su 6 mm grąžtu nusipirkau Norfai, kai aš ėjau iš ligoninės. Su 6 mm grąžtu. Blėt. Prarėžiau 2 skylės mano diržą. Ir blėt. Uždėjau. Šiandien iš ryto nuėjau į tualetą. Blėt. Aš dabar nežinau, kaip jį nuimti. Kuva, blėt. Aš dabar nežinau, kaip nuimt, blėt, kuva. Aš į tualetą šiandien vaikštau padidelio. Su šitais diržu. Blėt. Aš jį nuimti nesugebėčiau. Man jėgos neužteko nuimti diržą, kad nueiti į tualetą. Ir aš pagal didelę su diržu sėdėjau. Mama 50 metų. O jaunimas, mokinkitės iš laidų 1992 metų. Trečioji Kapsuko vidurinė mokykla.
Geras rytas. Čia geras rytas. Man smagiausia, žinai, kai žmonės, aš matau ekraną, kaip žmonės stojasi į eilę, žinai, būna tie ankstyviausi, kur stoja prie durų, sako, aš palauksiu geriau ilgiau, bet noriu patekti. Vadinasi, jie žino, kad skambinti reikia jau dabar 0666286288. Laukiam labai jūsų skambučių, nes turim paruošę jums dovanų. Jo, bet mes kalbame turbūt ir apie dovaną, ir apie tą dovanotą. Taip, kaip ir mes skelbėme tą žinią, kad maždaug mes dovanojame, bet iš tikrųjų dovana pareina iš kelionių organizatorius Coral Travel, su kuriuo kiekviena kelionė yra ypatinga. Priminsime, kad atidaromas naujas biuras Vilniuje, Jasinskio gatvė 2, ir šiandien dovanojame jums neatsiejamą kelionę iš Vilniuje. Tai yra puikus paplūdimio rankšluostėlis. Rankšluostis, ką? Gerai, tas rankšluostis, kuris matyt tikrai privalomas važiuojant ten, kur šilta ir gera, ir net nebūtinai, kur šilta ir gera, rankšluostis yra reikalingas ir man atrodo, mes jau turim tą laimingą iš šiandienos ryto. Pažiūrėk, tai yra tiesa. Alio, labą rytą. Labas rytas. Skambina. Indrė. Indrė, malonu, kaip laikotės tamsu tokį rytą. Gerai laikomės. Ar ten, kur esate, yra tamsu, ar jūs esate patalpoj kažkokioje, nežinau, ar vairuojat? Tamsu. Mašinai tamsu. Gerai. Klausykit, mieloji, ar esate suplanavusi, nežinau, kokią tai tolimesnę kelionę, sakykime, kelionę į užsienį, vadinkim taip, ar ne atostogų metu? Kažkas panašiai savo. Tik tais pavasarį. Šį rudenį neišėjo, tai pavasarį. Turkija. Oi, su visa šeimyna. Taip. Greičiausiai ne pirmą kartą įtariu iš balselio. Ne. Aišku, taip užtikrintai kalbat. Indrė, klausykit, kadangi kelionė jau suplanuota, viskas kaip ir okei, bilietai nupirkti, suprantu, ar ne, viskas jau tvarkojate, ar tik tai mintyse? Taip. Nu, tai klausykit. Tai dovanojam dovaną, kur tikrai bus labai tema, tai yra puikus rankšluostis, taip kad, manau, tikrai pravers ir bus ta kelionė dar geresnė. Ačiū labai. Viskas, prašom, geros dienos. Geros dienos, iki. Visą geriausią. Taip. Nu, va, pradžiuginau žmogų, ne? Beje, kalbant apie keliones. Tu planą kažkokį turi vas kelionę? Aš žinau, kad šį savaitgalį važiuoji ten, kur nelabai pati supranti, ką tu ten darysi, kas ten bus. Aš vakar bandžiau aiškintis. Nu, dažnai žmogus nenori lysti, žinai, po odą ir klausinėti iš kur važiuosi. Ir Vokietija, kur nežinau, kažkur. Aš dar iki rytojus pasiaiškinsiu, Simai. Jo, sako, žinojau, bet lyg ir norėjau, lyg ir nenorėjau kažkaip. Bet tai Vokietija, nu, tačiau, tu nuvažiuosiu, grįšiu. Dar kelionė. Neturiu, bet aš jau čia kurį laiką, gal prieš mėnesį esu kalbėjus, kad vis bandau susiplanuoti, tai vis dar bandau susiplanuoti ir į kažkokį išvykimą į šiltus kraštus. Ok, čia žiemos metu ar čia? Žiemos. Gerai. Mes grįžkime prie kelionių organizatorius Coral Travel, kursą išvengti naujojo biuro atidarymą Vilniuje, priminsime, būtinai užsukite, pasisveikinkite, pasilabinkite, gaukite konsultacijų, pasiūlymų. Jasinskio gatvė 2, beje. Taip, ir apsilankykite naujajame Coral Travel kelionių biure, atraskite, kodėl kiekviena kelionė yra ypatinga. Tai keliaukite ir tą pačią jau minėtą šiandien Turkiją, ir į Graikiją, Juodkalniją, Egiptą, Jungtinius Arabų Emiratus ar Tenerife. Man atrodo, man irgi reikia ten nusukti, tikrai pagaliau padės susidėlioti taškus ant į. Ir dar užsukus sulaukia ir šiltas atidarymo dovanos ir daug atostogų įkvėpimo. Jo, tai mūsų pamaloninti tikrai labai gerai nuteikti. Naujasis Coral Travel biuras Jasinskio 2. Miami and we ballin'. She let dollar pull up, cause we mobbin'. Every time I'm in the city, we be locked in. Hey, locked in. Ball Harbor, take you shopping. Licky Beach, we in the water. Pretty out, make it hotter. 2 a.m., we ended up at Live. 3 a.m., we like 4 bottles in. 4 a.m. and I know which girls I'm taking home. Where you been? Taking pictures on the trip with your friends. Bad dog, we don't count it, just spend. Make her own, we don't follow the trends. 100 bottles on her own, they spin.
Only live once, so we so lit. Let's take shots, don't miss. More mouth out and reload it. More drinks, more sips. More time getting spent on drug tax. More things that I gotta confess. Let's be honest for once and own it. Lose ourselves and live in the moment. When they doubt, we just show them. Grab and blame, we just throw them. Nuo spalio 24 dienos Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose atgyja Lumina šviesų parkas. Šiemet jūsų lauks laiko odisėja. Daugiau nei 200 unikalių šviesos instaliacijų ir nepamirštamos akimirkos visai šeimai. Bilietai luminapark.lt informuoja Radio centras. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 50, Makita akumuliatoriniams ir elektriniams įrankiams iki 40, rašom, žemėms, mulčiui ir skaldai iki 40% mažesnės kainos, o Electrolux multibūtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Ermitažas LT. Tik be pavydos scenų. Penktadienio žaidime net 68 Eurojackpot milijonai. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Spalis kosmetikos mėnuo eurovaistinė.lt. Visą mėnesį rinktis atrinktas kosmetikos prekes net su iki 40% nuolaida, perkant bent už 19 eurų. Atrask savo grožio rutiną. Keliaujant į... Mind the gap, please. Šumas judam. Pasiekiama vos vienu paspaudimu. Jau šiandien aktyvuok Mastercard Click to Pay savo banke ir užsisakyk lėktuvo bilietus vienu paspaudimu, pasitik saugius mokėjimus internetu. Tūkstančiai valandų audio ir elektroninių knygų visada su jumis, kad ir kur bebūtumėte. Dabar Pegaso audio ir elektroninių knygų prenumerata net 3 mėnesiai už 1 mėnesio kainą. Išbandykite. Daugiau pegasus.lt. Kada paskutinį kartą tikrinotės regą ir klausą? Geriausias laikas dabar. Šį mėnesį optikos pasaulyje regos ir klausos patikra suaugusiems nemokamai. Jokių sąlygų ar įsipareigojimų. Optikos pasaulis. Matau, girdžiu, gyvenu. Sakykit, kuriai čia kavai pas nuolaida po Viadoj? Tai, kiek dabar 7 valandos? Tai visa kava už pusę kainos. Ir didelė pigiau. Taip. Ir su sirupais. Taip. Ir su pagardais. Taip. Ir ta, Taip. ir ana. Taip. Šitą irgi? Ne. Kodėl šitą ne? 9 valandos. Akcija baigėsi. Nepraleiskite progos. Nuo 7 iki 9 ryto visa kava su Viada plus net 50% pigiau. Viada. Apsimoka sustoti. Paversk savo planus realybę. Luminor vartojimo paskola visiems tavo poreikiams. Atsinaujink namus, pakeisk buitinę techniką, įsigyk sportinės įrangos ar naują automobilį. Rinkis patikimą vartojimo paskolos partnerį. Daugiau Luminor LT. Kad ir ko prireiktų tavo namams, senukose visada išsirinksi. Dabar 55 colių Samsung Full HD televizorius 339 eurai. 9 kg skalbimo talpos LG skalbyklė džiovyklė 399 eurai. O Samsung bešerkšnis šaldytuvas 519 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Visi mes turime tą draugą, kuris niekada neturi pinigų, bet vakar parsklido iš Maldyvų. Tai va, vakar šnekėjau su juo. Labas, girdėjai, Klinik DPC odontologo konsultacija nemokama. Ne, vis tiek reikės mokėti už kažką. Taip nebūna. Tikrai, net apžiūros mokesčio nėra. Tikrai? O yra jie Utenoje? Taip, Klinik DPC yra net 12 Lietuvos miestų. Registruokis tai nemokamai konsultacijai ir tu. klinikdpc.lt. Saldus muzikos sentimentai. Electric Light Orchestra by Two Bass ir Berlyno styginis ansamblis. Visi geriausi hitai. Gruodžio 6. Palangos koncertų salėje. Gruodžio 7. Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Informuoja Kauno diena, Relax FM. Bilietus platina meduza.lt. Olibet lažybos. Olibet lažybos.
Oli, bet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. FIBA čempionų lygos mūšis. Vilniaus Rytas Patrų Prometėjas. Spalio 22 diena. Vinsbet arena. Įtampa, emocijos ir tribūnų audra. Ši dvikova nepaliks abejingų. Nepraleisk šios progos. Būk su komanda. Bilietų ieškok bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras. Plėsk savo kompetenciją su Grigeo Group. Modernios gamybos lyderė. Junkis auk su įmonė ir rask savo atvirą poziciją Grigeo karjeros puslapyje. I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Just a little longer, just a little stronger. Look at me, I'm falling, falling. Push a little harder, can you feel my hunger? Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Just a little longer, just a little stronger. Look at me, I'm falling, falling. Push a little harder, can you feel my hunger? Look at me, I'm right here, right now. It's all we need. Relax your mind and set it free. All you find, all I see. Gerai, Lietuvos jaunimas. Aš užsikelsiu šitą video, kad jūs pažiūrėtų, kai įsimiegosiu. Aš nemiegoju visą naktį. Čia pokalbis buvo. Va, aš pamiegosiu biškį. Ateisiu. Nu, kaip ir įprasta. Aš jums sakau, man reikia tik depozito. Visą kitą aš turiu. Aš Marlboro. Čia aš apsirūpintas visko. Man reikia tik depozito. Dinamitas ten jūsų šitie rožiniai. Šitie mažiukai. Šitie dinamitas šitie mažiukai. Rožinės. Jūs, nu, negaila. Nu, aš Marlboro rūkau. Mane kalėjimo departamentas ir sveikatos apsaugos ministerija viską apsirūpins. Va, šitas mikstukas, o šitas kojinis, man padovanojo Kauno 3 ligoninėje sesutės. O šitą mikstuką ir šitas kojinis šiltas. O tokias geras sesutės 3 Kauno ligoninėje dirba sesutės. Ir aš sveikatos apsaugos ministerijoje Lietuvos noriu padovanoti litrą savo kraujo. Nu, aš rūkau visus nuorūkus. Ir pagal idėją infekcionisto. Mano kraujyje turi būti krūva patogenų. Ir aš turiu būti stipriai infekcinis ligonis. Tai pagal idėją. Bet, kadangi, kad visi galėjo pastebėti, kad aš geroj fiziniai formai, reiškia mano sveikata gera. O reiškia mano kraujyje ne krūva patogenų, o krūva antigenų. Nu, litrą tokį kraują aš norėčiau padovanoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje už mūsų bendradarbiavimą 20 metų pradedant Žiegždrių ligoninėje su Agne Eliušiene 2004 ir baigiant 3 Kauno ligoninėje su tokiam šaunu sesutėmis, šaunus kolektyvas.
Va, Kauno Trišio ligoninė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija infekciniai skyriai per Marijampolės ligoninę. Aš nenoriu į Kauno kraujo centrą važiuoti, aš pinigų neturiu. Aš į Marijampolės ligoninės galiu ateiti ir naudoti infekcijos korpusui laboratorijai litrą savo kraujo. Man į galą. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija litrą kraujo jūsų laboratorijai infekciniai. Prašom, jeigu reikės, aš jums dar porą litrų atnešiu. Va, aš tik tai nežinau, kaip susisiekti su Lietuvos medikais. Va, aš įsimigosiu, aš įkelsiu šitą video į YouTube ir sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai. Aš paskambinsiu ten į Marijampolės ligoninę. Paklausiu, ima ten kraujas ar ne. Ir ateisiu, sutapkim. Man netoli čia eiti. Paduosiu litrą jums kraujo. Va, ačiū už dėmesį, Lietuvos jaunimas. Aš einu biškį pamiegosiu.